Jėzau, romusis ir nuolanki širdį, padaryk mano širdį panašiai į savo širdį. Tad ir aš ir tu norim, jeigu laikom save tikinčiai žmonėmis, norim, kad žiūrėtume ne žmogiškom akim į išorę, bet matytume iš tikrųjų tai, kas yra žmogaus viduj. Broliai ir seserys, šiandien pirmajam skaitinį Dievas ką sako? Juk Dievas ne taip mato kaip žmogus. Žmogus mato, kas akimis matoma, o viešpats žiūri į širdį. Tad imkim ir paklauskim, kadangi žinom, kad kalbėdami Jėzaus širdies litaniją labai dažnai sakom, kad Jėzau, romusis ir nuolanki širdį, padaryk mano širdį panašiai į savo širdį. Tad ir aš ir tu norim, jeigu laikom save tikinčiai žmonėmis, norim, kad žiūrėtume ne žmogiškom akim į išorę, bet matytume iš tikrųjų tai, kas yra žmogaus viduj. O juk Evangelijoje ne vienoje vietoje yra sakoma, kad Jėzus matydavo, kas yra širdį ir nereikėdavo, kad kiti žmonės jam paliudytų. Imkim savo gyvenimo patirtį. Dar palaiminimo maldoj, palaiminimo reiškia kalne, Jėzus sako, palaiminti tyraširdžiai jie regės Dievą. Žiūrėkim, mažas vaikas, nei jis ten supranta sudėtingų žodžių, nei dar ko nors, ir jis mato pasaulį truputį kitaip. Štai ateina suaugęs žmogus, šypsosi, bet vaikas nenori pas jį eiti. Kodėl? Todėl, kad jo širdis jaučia kažką. Kodėl pas vienus žmonės eina, pas kitus neina? Ir negali pasakyti, kad čia geras, čia blogas. Nėra taip. Bet ką vaikas jaučia, kad kažkas netaip yra to žmogaus širdį. Ir ne tame, kad tas žmogus būtų kažkuo tai negeras. Jis gali tiesiog kovoti su kažkokiu piktumu, su kažkokiu nusiminimu ir taip toliau. Štai kodėl, mėly broliai ir seserys, šiandien ir klausiam, o matau aš ir tu matai taip, kaip Dievas norėtų. Ne išorė, bet būtent į vidų, į žmogaus širdį. Imkim ir paklauskim, ar aš, ar tu esam bumbanti žmonės. Tas negerai, anas negerai, tas netai padarė, tas netai pažiūrėjo ir taip toliau. Jeigu aš ir tu esam karts nuo karto tokie žmonės, negerai su mūsų širdim. Labai stipriai negerai su mūsų širdim. Kodėl? Todėl, kad jeigu žiūrėtumėm ir ne tame, kad Dievas nori, kad mes būtume paiki arba neturėtumėm gyvenimo išminties, apie tai mes dar pakalbėsim. Dievas labai aiškiai sako, kad mano ir tavo širdis turi matyti esmę ir turi skirti svarbius dalykus nuo smulkmenų. Ir jeigu aš ir tu matom tik smulkmenas, laiko klausimas, kada mūsų gyvenimas bus komplikuotas. Kaip tie žemaičiai, kad sako, durnumas turi skaudėti. Ir jis tučtojau su savo pasiekmėm pasieks mūsų širdį. Kiek liaudies išminty yra daug įvairiausių patarlių ir priežodžių, kurie kalba lygiai apie tą patį. Juk ne viskas auksas, kas blizga. Ne viskas auksas, kas blizga. O blizga atrodo patraukia dėmesį ir ką. O kita liaudies išmintis, kurią karčiai dalis žmonių gali iš tikrųjų linguodami savo gyvenimo karčia patirtim paliudyti ir patvirtinti, kad tokia yra tiesa. Kad ženėjas už grožio, o gyvenė su charakteriu. Kur buvo mano akis, kai reikėjo žiūrėti žmogaus širdį į žmogaus charakterį? Matė ką? Tikrai ne tai. Ir pasirinkimas buvo neišmintingas, su visom iš to sekančiom pasiekmėm. Štai kodėl, mėly broliai ir seserys, šiandien mes meldžiamės ir sakom, Dieve, duok man, vot išgydyk mano širdį, vot patepk man, prakrapštyk tas akis, kad aš pamatyčiau. Prisiminkim, kad Evangelijoje yra keletas žmonių. Žmonės, kurie žiūri į išgydytą žmogų, kuris elgetavo. Ir džiaugiasi sakydami, ačiū Dievui, va šitas žmogus mato. Ir yra žmonės, kurie mato išgydytą žmogų ir keikia Jėzų.
Kas ne taip? O sakykit, mėly broliai ir seserys, o aš ir tu kasdienybėj. Galim paimti vaikystę, kai pešdavome su broliai su seserim, kai neklausydavom. Galim paimti suaugusių žmonės, kai atrodytų Dievas ir šalia esantys žmonės daug dalykų yra padarę, o štai žiūri, matom kažkokią smulkmeną ir būtinai reikia prikipti. Nu koks skirtumas, kad šabo dieną padarė kažkokį darbą, bet jis mato, visą gyvenimą nematęs. Ne, dėl tos smulkmenos aš nematau. O realiai, kaip su mano ir tavo širdim. Jaunas žmogus ateina pas pagyvenusi vienuolį ir klausia: suprantu, kad gyvenimas yra trumpas, nes visai neseniai palaidojau savo senelę ir man reikia pasirinkti gyvenimo kryptį, suprantu, kad tų dienų nekaži tiek ir nežinau, ką rinktis - turtus ar išmintį. Matau, kiek daug gerų dalykų galima padaryti turint turtų. Pagelbėti žmonėms, iš čia gyventi pačiam, pakankamai patogiai. Ir matau lygiai tą patį dalyką, kad jeigu nėra tos išminties, kur dėtos turtos. Lygiai tą patį dalyką matau, kad yra išmintingų žmonių, kurie labai sudėtingai galą su galu vos suveda. Tad kas pirmoji vietoj turėtų būti, ko turėčiau siekti? Vienuolis pasimeldęs, patylėjęs tiesiog sako: įsivaizduok, kad tu esi visiškai tamsiam kambarį, visiška tamsa. Turi galimybę rinktis arba aukso maišą, arba degančią žvakę, ką pasirinksi. Ir jis sako: žinoma, degančią žvakę, kad matyčiau, kur eiti. Vienuolis ir sako: lygiai taip ir tavo gyvenime. Turtai, jeigu nežinai, kur eisi, taps tik tavo gyvenimo našta. Sakykit, mėly broliai ir seserys, jeigu žmogus, kuris yra priklausomas alkoholiui, būtų ubagas ir galėtų tik tai vos tik prasimanyti duonos ir neturėtų iš ko gerti, ar jo gyvenimas būtų prastesnis? Ar jo vaikams ir antrai pusiai būtų blogiau? Ar iš tikrųjų? O jeigu iš tikrųjų turtai be išminties sugadina, tad gal mums reikia tos išminties, apie kurią ir kalba Jėzus, juk regėjimas tai reiškia matymas, skirimas gerų dalykų nuo blogų, smulkmenų nuo svarbių dalykų. Imkim kitą linksmesnį pavyzdį. Žvirblis skrisdamas pamato, kaip labai lėtai vėžlys slenka, nutupia ant šakos ir klausia, kur keliauja. Ir vėžlys sako: aš keliauju pas savo mylimąjį. Štai jau visus metus einu tą kryptim ir žinau, kad dar už 9 mėnesių turbūt turėčiau pasiekti ją. Ir vėžlys sako: laimingas tu. Va tu su savo sparnais gali paimti ir nuskristi. Minutę 2 ir būti ten, kur tavo širdis. Karčiai atsidusęs žvirblis sako: tai tu laimingas. Visi, kurie iš tikrųjų kryptingai siekia kažko, jų ir santykiai būna tikri ir tikri, gyvi ir tvirti. O aš ką? Kai pasiekiu viską per akimirką, nuo šakelės ant šakelės, žiūrėk, kaip aš skraidau. Atrodytų tarsi ir visur galiu, tačiau niekur nesu pastovus. Todėl tu ženkliai laimingesnis. Sakykit, mėly broliai ir seserys, o kai gyvenime man ir tau nutinka taip, kad atsiranda tas atrodytų toks lėtumas, siekiam kažkokių dalykų ir netučto jau galim pasiekti. Ar suvokiam, kad galbūt tai yra viena iš didžiausių gerų dalykų, kurie užaugina ir subrandina ištvermę, draugystę, patikimumą, gerą vardą ir daugelį kitų dalykų. Kad neparduosim kito žmogaus vien dėl to, kad atėjo bloga nuotaika. Kad nešauksim, nereiksim ir nepasislėpsim nuo sunkumų vien todėl, kad mums nesinoris padėti šalia esantiems žmonėms. Vot ko reikia, kad mano ir tavo širdis būtų tokia. Štai kodėl, mėly broliai ir seserys, Dievas nėra naivus ir jis sako, reikia žiūrėti į žmogaus širdį, reikia matyti toje širdyje ir skirti gėrį nuo blogio, žodžius nuo darbų,
Juk visi puikiai žinom, kaip tikinti žmonės yra žodžiai ir yra darbai. Ir tiesa apie mano ir tavo širdį nėra žodžiuose, bet tik darbuose. Kartą vienam miške gyvena didžiulis liūtas, kuris iš tikrųjų visus gąsdina savo riaumojimu, medžioja visus, gyvena savo laimingai. Ir staiga viena maža pelytė, nedidelė pelytė, pagalvoja, kad liūto uola turėtų būti vienintelė vieta, kur ji galėtų saugiai gyventi. Juk kas lys liūtų į uolą? Niekas. Ir ji naktį įslenka, susiranda tokį plyšelį ir ten gyvena. Dieną, kai liūtas gyvas, kai jis užsiėmęs, jį tyliai tupi. Naktį vakare, kai jau ilsisi, išlenda ieškoti maisto. Ir taip gyvena saugiai. Galiausiai vieną kartą grįždama, parsinešusi ir jau paėdusi, pelė žiūri į miegantį liūtą ir įsileidžia pagiežą į savo širdį. Žiūri ir galvoja, koks tu čia tas žvėrių karalius esi. Štai miegi, o aš vaikštau ir nieko tu nežinai. Ką padaro pagiežas su širdim? Užkuria neapykantą. Ir nusprendusi parodyti savo neapykantą tam karaliui, prislenka prie miegančio ir pradeda kramtyti jo gaurus. Didžiulius gaurus, tuos karčius. Iš ryto prabudęs karalius liūtas mato, jog iš tikrųjų ten yra daug tų karčių. Nugalvoja, gal laikas, gal keičiasi. Bet diena iš dienos vis daugiau ir pradeda nerimauti. Galiausiai galvoja, gal gyvenimo paskutinė ateina, gal jau sergu, bet neatrodytų jėgos yra tokios pat. Galiausiai tiek susikremta, kad naktį nebegali miegoti ir staiga pradeda pastebėti, kaip naktį išlenda pelė, ateina ir stengiasi jo tuos karčius tiesiog pagraužti. Susierzinęs bando pagauti, bet pelė kur kas greitesnė pasislepia. Bando iškrapštyti, niekaip neišeina. Ką daryti? Sugalvoja vieną planą. Nueina pas miške gyvenantį katiną ir labai gražiai žodžiais prakalbina. Aš labai prašyčiau, kad tu ateitum į mano olą. Aš tikrai maitinsiu tave pačiais gražiausiais maisto patiekalais. Visada turėsi 3 kartus dienoj mėsos. Tik ateik, tik būk, tik išlaisvink mane iš tos pelės. Ir ką? Katinas ateina, gyvena kartu, pelė bijo, niekur nebeišeina, tupi, virpa. Ir karalius liūtas išsprendęs problemą. Po keleto savaičių dieną, kai buvo jau išėjęs liūtas iš savo olos, pelė nusprendžia, kad arba mirs iš bado, arba turi išeiti. Ir vos tik tai jie iškiša galvą, katė pačiumpa ir nusuka ją į sprandą. Kai grįžta karalius liūtas, jis užuodžia, kad yra kraujo kvapas. Pasitinka katinas, murkdamas, savim patenkintas ir matydamas, kad pelė yra nugalėta, staiga įsileidžia į savo širdį. O kodėl aš turėčiau rūpintis šituo katinu, juk problema išspręsta? Kam man juo rūpintis? Ir neleidęs nieko pasakyti katinui, tvoja per sprandą ir pabaiga. Moralas koks? Ar galima pasitikėti gražiai žodžiais, kol kitas nori naudos? Ir vos tik nebelieka naudos, parduos. Ims ir parduos. Sakykit, mėly broliai ir seserys, kas iš mūsų nesam patyrę pardavimo? Galbūt nedidelio, galbūt nedidelės išdavystės ir kitų dalykų. Deja, bet didžioji dalis galėtumėm pasakyti karčiai, kad taip mes patyrėm. Bet kodėl tai nutiko? Jeigu tas paprastas katinas būtų matęs ir pažiūrėjęs į liūto širdį, jis būtų matęs klastą. Nėra ten ištikimybės, yra ten tik tai nauda.
kol naudingas, tol reikalingas. Ar nepanašiai kartais nutinka su mūsų šeimom, su draugystėm, su kitais dalykais? Ir tada mes stebimės, mėly broliai ir seserys, kaip taip galėjo nutikti. Ir sunku pripažinti, kad aš nežiūrėjau į kito žmogaus širdį. Aš nemačiau. Mačiau tik išorę, girdėjau tik gražius žodžius. Nežiūrėjau, kaip žmogus elgėsi su kitais. Kažkas taikliai yra pasakęs ir vienais ar kitais žodžiais dalis iš čia esančių tikrai esate girdėję. Kai yra klausima, o kaip pažinti, koks tas žmogus jaunas, užaugęs bus, ypatingai kai tuokiasi. Ir atsakymas labai toks paprastas, yra daug tų atsakymų, paimkim tik vieną. Pasižiūrėk, kaip šitas suaugęs vyras ar suaugusi moteris elgėsi su savo tėvais. Ir tu žinosi, kas yra jo širdyje. Jeigu nėra pagarbos, vos tik tu nustosi sukelt kažkokius jausmus, su tavim elgsis lygiai taip pat ir dar daugiau. Atrodytų paprastas dalykas. Gerai įsižiūrėk ne į žodžius, bet į veiksmus. Ir pamatysi žmogaus širdį. Štai kodėl šiandien meldžiamės ir sakom, Dieve leis, kad pažinčiau savo širdį. Dieve leis, kad aš ir tu matytumėm, kaip elgiamės su šalia esančiais žmonėmis. Ir jeigu reikia, kad mes su Dievo pagalba galėtume keistis, kad Dievas išgydytų ir mūsų aklumą, o jeigu reikia ir mūsų širdies suktumą, amen.